Sveiki, seniai nesimatėm, sugalvojom nufilmuoti vlogą iš gamtos. Šiandien yra kovo 1 diena, kovo 3 diena yra mano gimtadienis, tai nusprendėm atvaryti į gamtą ir pabūt namelyje, pasikepti šašlyko, pagulėti, jeigu bus šilta, nes dabar tai yra vėsoka, kubile pasiturkšt ir praleist gerai laiką. Tai aišku, susirgau iki išvažiavimo, dabar sirguliuoju. Temperatūros nėra, bet nosis visa užgulta. Kažkaip gal pasveiksiu po kubilo arba susirgsiu dar labiau. Tai va, einam pasižiūrėsim, kur mes čia atvažiavom. Va, esam tokioj vietoj prie Krakavo ar Krakavo ežero. Nežinau, kaip vadinasi, kaip ištarti. Tai yra du tokie nameliai. Tas vadinasi Nida, tas vadinasi Smilga. Viso šio komplekso pavadinimas yra Pine Place. Kažkaip, jo, Pine Place. Nu ir va, turim tokį namelį, turim šašlykinę, maža, bet kažkaip išsikepsim valgyti. Turim kubiliuką jau čia ir kai atvažiavom leido vandenį, o yra prileista, tai eisim paskui kurt, malkelių padėta. Tai va, yra čia pailsėt, pasėdėt. Dabar saulytė išlindo, tai visai orelis geras, visai fainiai atrodo. Čia va dar viena. Dar tokios kėdės gultai. Čia už šito stiklo yra mūsų miegamas. Paskui apžvelgsim visą namelį, einam prie ežero. Iš tikrųjų užsisakėme šį namelį jau gal prieš mėnesį ir prieš 3 savaitės. Ir visada galvojau, kaip aš varysiu žvejot. Jau ten įsivaizdavau, kaip sėdėsiu, žvejosiu. Ir tik susidėjau iš tikrųjų meškerę šiandien viską. Ir tik važiuodamas pamačiau, kad ežerai yra dar užšalę. Tai vad nežinau, kaip čia reikės dabar žvejot. Yra tokių skylių, gal, o čia, reiks gal pabandyti įmest plūdę. Gal pavyks kažką pagauti. Šiaip ant ledo tai tikrai nelipsiu, labai užsiplonas. Tai va, gal kažką pagausim, išsikepsim. Maisto prisipirkom žiauriai daug, tai manau, kad išvien kepsim. Nes nelabai bus ką veikti be žvejojimo daugiau. Einam į vidų, pasižiūrėsim. Einam, pažiūrėsim, ką veikia šeimininkė. Labą dieną. Labą dieną. Nu, kaip jums čia patinka? Labai faina. Faina, jo, šilta. Nu, yra židinėlis. Šildo, aišku, per šitą kondiškę. Sofkutę turim, staliuką. Kitą staliuką. Jau, aišku, mes viską susinešę, viską susikrovę. Čia visko. Ir va, kiek maisto pasidėjau. 2 dienom. 2 dienom, 2 žmonėm. 2 dienom, 2 žmonėm. Bandysim kažkaip viską iškepti. Va, turim vonę, skau, dušą su tuliku, bet labai viskas naujoviškai, gražiai padaryta, faina tikrai. Nu ir va, mūsų miegamasis. Su tobulu vaizdu. Labai faina, kad saulė išlindo. Wow, čia net atsidaryt gali išeit į lauką. Opa. Fainiai, koks ledo storis. Tai jau parsinešiau parodyti Justei. Va, dar kokio storio. Ten padaužiau truputį, didesnę skylę padariau. Šiaip aš žieminukės neturiu, nemoku su jais žvejot. Šiaip esu mėgėjęs žvejys, tik tai kartais pažvėjoju vasarą. Tai va, pabandysiu nueiti ten. Buvau šašlykinę čia pasistatęs, vėjas žiauriai. Viską neša, ten nelik žarijų. Tai dabar pasistačiau čia už namelio. Va, dar dega. Čia į šitą namelį irgi turėtų šiandien kažkas atvykti, nes kaip matėm, tai buvo jisai užimtas. Tai manau, kad kažkas atvyks. Dar truputį per šaltą gal, bet labai norėjom pabūti jau kažkur gamtoj. Vasarą tai čia išvis būtų pasaka jaučiu. Čia šalia labai daug malkų yra. Gali imti kiek nori. Eisim kurt kubilą. Tai reikia pasiimti kažkiek, nes nedaug jau liko.
Šiandien paprastai kepam tik dešrelės. Vakarieniai bandysim kept burgerius. Rytoj dar kažką išsigalvosim, prisipirkom labai daug visko iš Lidlo ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Nesu didelis šefas, labai kažkoks paprastai moku kept. Taip ir kepu ir skaniausia būna. Va. Lidlo Grill and Fun dešrelės. Kepa skrunda. Labai skanu bus. Nelabai kaip čia su tuo kubilu sekasi. Planavom apie 6 valandą, kad eisim. Bet niekaip jisai mum neįkaista. Iš pradžių sunkiai užkūrėm. Labai malkos šlapios buvo. Dabar dega viskas. Jau vandenukas šiltėja. Bet jau 7 ar po 7 kažkiek. Tai manau kokia 9. Tik tai varysim kubiliuką. Nieko, rytoj lengviau bus. O čia va, kaip tamsu. Mūsų namukas. Mažai apšviestas. Bet faina žiauriai. Ramybė. Varom burgerių kept. Jūs tai paprašė, kad padaryčiau biškai plonesnius. Jai, tai va, kokie jos gavosi. Kokie mano, nežinau kaip čia parodyti. Va, mano storis. Ir va jos. Nes aš jautinas nevalgo. Nevalgo. Bet kebabai tiksai jautino. Eisim ir šitus, paskui dar kept. Einam į lauką. 9:30, dar kubilas nesušilęs, nesuprantu aš. Kas čia su juo yra? Kažką gal ne taip darom. Atrodo jau rūksta dūmai, bet vis tiek jisai nėra šiltas. Nu, šiltas vanduo, bet dar lysti jį tai tikrai šaltoka. Nežinau, kas čia vyksta. Atrodo, dega viskas. Malkos vis dadedu. Bet nesuprantu. Nu, gal įkais. Iki 12. O jeigu neįkais, tai nežinau tada. Varysim rytoj, tik tai iš justies vakas liko. Mano irgi susitraukė, bet dar. Nešalta? Ne. Vieno kasnio burgerį. Vieno kasnio burgerį. Tai tau gal ir šitą bulką per pusę perpiu? Jos tai vienas teks veganiškas, netyčia. Pabėgo! Nevalgys liks. Žvėreliam paliksim. Taip, aš labai laiminga būsiu. Na jau kepam. Nem bus skanu. Pareinu mažik. Vau, kaip čia gerai atrodys. Ai, tu filmuoji. Eik tu savo. Ar skanu? Tai dar neragavau. Dar neragavai? Jo, ragauk. Bandam. Skanu. Iškepė viskas? Nu tai ką, ragaujam? Skanaus mums. Atėjo maksimalių išbandymų metas. Lendam į kubilą. Atrodo, lyg sušilo jau. Nežinau, bandysim. Ką sakyčiau? Ai, geras. Ai,
karšta. Šį gal ir per daug jau. Pravaišo biškį. Kaip karšta. Nu ir kaip? Žiauriai gerai. Gerai? Jo. Galvai nešalta? Vėjas didelis. Wow. Ja. Eik tu savo. Wow. Iš pradžių žiauriai sunku įlipt. O, kažką užkimšau. Iš pradžių žiauriai sunku įlipt. Labai karštas vanduo. O atrodė, kad jis neįšyla niekaip. Jaučiuosi seniai, jau čia buvo įšilęs, bet ranką įkiši. Ir labai atrodo kažkaip, kad nėra to karščio. Bet kai lipi, tai wow. Galvau, net neįlipsiu, bet žiauriai gerai, žiauriai faina. Best gimtadienis ever. Tikro atsibodau tie visi baliai, festivaliai. Surink daug žmonių, prigirdyt, muzikantai visokiausi ir ne, jau nebe tas amžius turbūt. Nu, atrodo dar tik 32, bet kažkaip mintys ir mąstymas jau kitoks. Visai nenoriu tų balių ir geriau jau su žmona kažkur išvažiuot ir parelaksuot porą dienelių. Kaip šalta. Klys. O Dieve, kaip gerai. Gerai. Jo. Eik tu savo, žiauriai gerai. Jūs tie labai prieš daug laiko, tik tai buvo Kubile, nežinau, prieš daug metų. Neatsimenu net kada iš tikrųjų. Labai bijojo dėl širdies klyst, kad bus blogiau, bet... Nu, kad bus negera nuo karšto vandens, Jo, bet... jo. Ne. Gerai? Nu, šiaip labai pučiai veidą tas vėjas, žinai. Tai tau atsitena, va čia ties. Iš rankšluostuko pasiėmiau galvai, kad nesupūs. Žiauriai faina. O, labai gerai. Tik be pavydo senų. Viskas, valandėlė pagulėta. Uždengėm, einam gult ir miegot. Tikiuosi nesusirgsiu dar labiau. Tikiuosi padės ir bus daug geriau. Iki rytojaus. Mano pirmas omletas keptas toks skanus, kad net pamiršom nufilmuot. Belė, kaip nustebinai. Žiauriai skanu, žiauriai. Bandžiau šedevrus gaminti. Pavyko, ne? Labai. 10 iš 10. Wow. Šiandien atsikėlėm labai vėlai. Planavom apie 8, bet atsikėlėm apie pusę 10. Tai dar pasivartėm lovai. Ir paskui papusryčiavom. Kavos atsigėrėm. Ir viskas, mūsų diena prasideda tik dabar. Dabar nežinau kiek. Po 11:20. Bet nu ir atvažiavom parelaksuotai. Nematau problemų. Eisim kurt kubilą jau nuo ankstaus ryto, pietų,
nežinau koks laikas dabar čia skaitos, kad galėtumėm anksčiau truputį įlipti į jį, nes vakar labai tamsojau buvom, tai netaip ir įdomu. Norim, kad šviesesnis laikas būtų. Tai kokią 3-4 jau norėtumėm lipti turbūt. Tai dabar eisiu pakapot malkų, susiruošti viską, eisim paskui šašlykinę kurt. Reikia pietus gamintis. Pietum galvojam pasigaminsim šiandien šašlykų, įsikepsim. Tai va, ir paskui dar nueisim iki ežero pasižiūrėti, nes matau, kad jau tirpsta po truputį. Gal dar pavyks vakarą šiandien ir meškerę užmest. Iš toliau jau truputį matosi, kad atleidinėja, jau vandens yra ant ledo. Bet čia priėjus dar matau, kad vis ta pati situacija. Aišku, saulytė šviečia. Daug geresnis šiandien orelis nei vakar, nu tik tai, kad vėjas labai. Gal net didesnis nei vakar. Čia vakar pradaužiau truputį ledą. Tai truputį jisai vėl sustengęs. Bet nedaug. Bet va protarpiais jau matosi, kad vandens yra ant ledo. Ir labai plonas ledas. Nu, manau, kad savaitėlę per anksti atvarėm. Būtumėm dar savaitę atvarę vėliau. Tai tikrai manau, kad jau būtų galima žvejoti. Nu, čia kažkoks yra, manau, skėtis įsideda gal. Tai va, pas mus kaimynai taip ir neatvažiavo vakar jokie. Tai vieni karaliaujam čia ir turbūt, kad ir karaliausim. Nes toj prie ežero LT rodo, kad užimta. Bet bookingė pasižiūrėjom, kad laisva dar vis. Tai turbūt, kad būsim vis dar dviese čia. Bet ir yra labai faina. Labai atsipalaiduot galim. Va. Ką to? Nieko, ruošiuosi į lauką. Į lauką? Biškį vėja, žinok, yra. Gerai, einu malkų kapot. Ir kursim vėl kubiliuką. Reikia pažiūrėti, gal dar šiltas iš po vakar vanduo. Op, nėra čia kaip pastatyti kameras. Oho, šiltas dar. Šiltas. Gal dabar dar ne, pavyzdžiui, vėliau. Tai jo, manau, nes čia, manau, dabar tai porą valandų ir galėsim varyti. Ką čia geri? Fanta kitaip. Fanta kitaip. Lidlinė Fanta. Jo, bet vaistinė. Tai jo, gal tada dar nekuriam. Bet vis tiek reikia eit malkų pasiruošti. Apeit ūkį. Einu karvės pašersiu. Šiandien vėjas didesnis nei vakar. Iki 20 metrų per sekundę šiandien pranešė. Vakar iki 14 buvo turbūt. Ir gūsiai iki 40 net, man atrodo. Tai vėjukas yra. Pasiėmiau kirvį. Einu kapot malkų. Pasiruošim ir varysim kept. Biliuką kurt. Žiauriai patinka toks relaksas. Visiems patariu nuvaryti, žinokit, prie ežeriuko, aišku, gal kai geresnis oras. Bet mes tai, kai tik tai galim, visada nuvarom. Nes labai patinka gamtoje, atsipalaiduoji, mintys nuo darbų pabėga. Gali galvoti apie kitus dalykus. Laikas gaminti pietus. Eisiu šašlykėlį pjaustyt. Iš tikrųjų labai daug mes šito maisto prisipirkom. Dar va turim vieną šašlyką, bet jaučiu, kad vištieną dabar valgysim. Ką jūs veikiate? Daug knygą. Faina? Labai. Ta pagalbos nereikia. Ne, aš padarysiu. Vas kokiu gražiu vaizdu. Wow.
Nu, labai fain. Labai gerai, kad tu darysi, aš pailsėsiu. Gerai. Einam pjaustyti. Vištieno šašlykas paruoštas. Reikia eit kubilą jau pabiškai kurt, kad paskui vėl 10 valandą nereikėtų eit. Ir eisim ir šašlykinę, kur tik tai reikės, manau, už kampo nusinešt. Nes žiauriai vėjas didelis. Ir išnešios čia viską, net neiškepsim jaučiu. Va čia likučiai nuo vakar. Vakar supratau, kad padariau klaidą, kai tik tai uždegiau, uždariau. Todėl labai ilgai įsikūrinėjo, o dabar paliksiu pravirą, kad įsikurtų labiau ir tik tada uždarysiu. Baigėsi mūsų degiklis, reiks važiuoti į parduotuvę, jaučiu dasipirkt kažkiek. Šašlykiuoks paruoštas. Jau malkelės irgi pabaiga. Tuoj dėsim kept. Nu, dar ne tuoj, 20 minučių. Kubiliukas irgi šyla. Gal išeis šiandien šviesoj dar įlystų, jau rūksta. Wow. Krenta. Opa, atvažiavo kaimynai. Kažkokie. Tai šiandien jau nebūsim vieni. Einam pažiūrėsim, ką jūs te veikia. Skaito knygą. Nemi. Užsidaryk duris. Einam kept. Labai daug mums nereikia. Mums užtenka 2 didelių iešmų. Tai va, čia vištiena, čia kiauliena. Mes labai riebumo nemėgstam, tai labai daug nupjaustam tų riebių, tai jeigu perkam, tai labai mažai mėsos lieka iš mūsų išdarinėjimų. Viskas kepsim ir eisim maudytis pavalgę. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Nemi. Labą dieną, šašlykai į namus. Prašėte šašlykų? Užsisakinėjote? Opa. Skanaus mums. Privalgėm, pagulėjom ir nusprendėm eiti į kubilą jau. Bet šį kartą per daug prisikaitinom. Labai karštas. Tai atidengėm, pajungėm burbuliavimą, kad prasicirkuliuotų truputį ir lauksim, kol atvės kažkiek ir tada lysim, nes dabar apsidegins. Nu tai gal nenusileis dar.
Nusivilt galime. Jo, čia uždegs, nu, kažkaip per daug šiandien užkaitinom. Nieko, tu atvės gal. Viskas, lysim. Ir vakar labai vėjas pūtė į galvą. Ir šiandien sugalvojom, matai, pasirinkti. Įlindom, dar nėra tamsu. Bet, nežinau. Užsikaitinom, jo. Iš trečio karto įlipom ir tai dar jaučiam, kad žiauriai karštą. Bet gerai. Man šiaip ver karštą. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Tai labas rytas, mano meilė. Labas. Dar kartelį sveikinimą didžiausias su gimtadieniu tau. Linkiu pačios tau didžiausios sėkmės visų tavo norų, troškimų, slapčiausių svajonių išsipildymo. Ačiū labai. Ir dabar, kaip ir minėjau ryte, tai paminėsiu ir dabar nebeskaičiuokim, kad 31, 32, 33 skaičiuokim. 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Būk laimingas, labai tave myliu. Ačiū labai. Valio! Labas rytas. Taip, šiandien yra mano gimtadienis. Pasenau dar metais. 32 sukakojo. Po 30 iš tikrųjų eina laikas žiauriai greitai. Nežinau, jaučiu, kad labai greitai ir 40 bus. Bet, kai sako, nuo 40 prasideda naujas iš vis etapas, naujas gyvenimas, o saulė šviečia. Tai va, tai labai ir nesureikšminu jau aš tų gimtadienių. Kažkaip anksčiau, sakau, buvo baliai, švęst, lėkt, prisikviest daug draugų, svečių, na dabar jau nebe tie laikai. Tai va, viskas išaušo mūsų paskutinis rytas čia, paskutinė diena. Tai pabūsim dar 3 valandas, nes dabar 10, tai iki 1 turim išvykti iš čia. Eisim dar, aišku, pasikept kažko, turbūt sparnelių. Aš bent noriu aštrių, o jūs tai iškepsiu vištienos krūtinėlės kepsnių. Aišku, pirkom irgi iš Lidlo viską, pirkom jau padarytus, bet labai skanu iš tikrųjų, ten skaniai būna užmarinuota. Kitą kartą pasistengsiu pats užmarinuoti viską iš vakaro ir gal gausis dar skaniau. Viskas kepam paskutinius priešpiečius, pavalgysim ir apleidžiam šitą nuostabią vietą. Labai patiko iš tikrųjų. Aišku, dar jeigu būtų ežeras atšilęs, tai būtų dar geriau. Bet šiaip labai fainai praleidom. Šitas 3 dienas galima sakyti. 2, ne 3. Labai faina, labai gražu. Priešpiečiai, prieš išvykstant. Nim. Pavalgom ir varom. Priešpiečiai paskutiniai. Paskutiniai priešpiečiai. Aš labai sparnelių norėjau. Nim. Kas čia buvo? Netyčia. Viskas jau daiktus po truputį renkamės. Nedaug čia ko ir liko. Ir viskas, lekiam. Atsisveikinam su šiuo gražiu vaizdu. Tikriausiai iki sekančio karto, nes manau, čia dar grįšim. Lagaminukai nešami. Šiaip jau visus daiktus viską susikrovėm. Va, paskutiniai lagaminai ir viskas. Namo, darbus ir skambutis. Iki pasakyk visiems. Iki, čiau. Sakau, kad čia tikriausiai sugrįšim dar. Jo, parodysiu, kiek daiktų išsivežam. Panašiai, kiek atsivežim. Gerai, ką? Iki sekančių susitikimų. Čiau.